prasidės ceremonija, kurios metu Gabija ir Kastytis oficialiai taps vyru ir žmona ir ištars vienas kitam savo įžadus. Gabiją pažįstu nuo mokyklos laikų. Ji viena stipriausių, atkakliausių, teisingiausių moterų, kokias man teko pažinti. Ji myli stipriai, visa širdimi ir leidžia kartu su ja patirti tai, kas neįkainojama. Kastytį pažįstu kiek trumpiau, bet užteko, kad žinočiau. Tai žmogus, kuris viską padarys dėl tų, kuriuos myli. Išplauti indai, pamaitinta katė ar pakeistos padangos. Niekas nėra per sunku, kai tai daroma dėl to, kas svarbu. Jis tyliai rūpinasi, tyliai myli ir tyliai palaiko. Oi, koksai gražuolis. Nuostabiai atrodo. Nu, gražiai. Jo. Nešim servetėlių. Reikia. Aš galvoju, aš manau susivarti negu tu. Ne veltui kėdasi 6 ryto, ne? Jo. Tai jų istorija prasidėjo prieš 7 metus Druskininkuose. Ir iš pradžių pasak Gabijos, Kastytis visai nepasirodė jos skonio. Bet kaip pati pasakojo, jau po kelių minučių jiedu sinchroniškai lipo laiptais, o nuo paskutinio nušoko kaip 2 balerinos. Ir turbūt tuo metu Gabija suprato, kad ne tokie ir skirtingi, galbūt čia kažkas bus. Ir buvo. Ta pačią dieną Kastytis juokais jai pasipiršo, o Gabija atsakė, dar pagalvosiu. Nepaisant Gabijos atsakymo, jis ją pernešė per tiltą ir taip prasidėjo gražios draugystės pradžia. Jau praėjus keliems mėnesiams po pažinties, Kastytis paklausė, ar ji nori būti jo mergina. Gabija vėl pasakė ne. Ir todėl mes visi šiandien galim sakyti, techniniu požiūriu, Gabija iš tiesų taip niekada ir nesutiko būti Kastyčio mergina. Tačiau sutiko tapti žmona. O tai, pripažinkim, visai neblogas sandoris. Tai buvo pirmosios jų piršlybos. Antrosios Alytuje, prie draugų, kai Kastytis sukaupė visą savo drąsą ir dar kartą paklausė, ar tekėsi. Nepaisant Gabijos sutrikimo tuo metu, ji tekėti sutiko. Ir kai jau atrodė, kad beliks tik atšokti vestuves, žiedas dingo. Dėl to prireikė 3 piršlybų, kurios mūsų jauniesiems tapo lemtingos. 3 piršlybos įvyko namuose, be liudininkų, tik 2. Tikrai ir nuoširdė akimirka. Gabija dar kartą pasakė taip ir šį kartą ne dėl ko kito, o iš nuoširdžios meilės. Šią iškilmingą akimirką, tai yra 2025 metų gegužės 31 dieną, bus registruojama Kastyčio Karužo ir Gabijos Makarevičiūtės santuoka. Mėly jaunavedžiai, šiandien jūsų gyvenime šventiška ir džiaugsminga diena. Jūs tuokitės, kuriate šeimą, gerai suprasdami savo atsakomybės ir pareigas vienas kitam. Tvirtu jausmu jūs sujungiate savo likimus į vieną ir visų mūsų akivaizdoje įsipareigojate. Drauge žengti gyvenimo keliu, vienas kitą mylėti, gerbti ir būti ištikimais. Gerbiamas Kastyti, ar jūs sutinkate vesti Gabiją ir ar jūsų sprendimas tuoktis yra tvirtas ir gerai apgalvotas? Taip. Gerbiama Gabija,
Ar jūs sutinkate tekėti už Kastyčio ir ar jūsų sprendimas tuoktis yra tvirtas ir gerai apgalvotas? Taip. Kokią pavardę pasirenkate? Karužienė. Atsižvelgiant į abiejų sutikimą tuoktis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Alytaus rajono civilinės metrikacijos skyrius registruoja jūsų santuoką. Jūsų valia santuokos dokumentuose įrašomos pavardės. Vyrui Karužas, žmonai Karužienė. Savo sprendimą tuoktis prašome patvirtinti parašais. Lietuvos Respublikos vardu Kastytis Karužas ir Gabija Karužienė skelbiami vyru ir žmona. Tikrai telpa. Stumsk, važiuoja stumk. Gali patikėti? Tu esi mano šiandiena ir visas mano rytdienos, yra pasakęs Leo Kristoferis. Šie žodžiai paprasti, bet jie apglėda visą, kas mus čia šiandien subūrė. Meilę, buvimą šalia, pasiryžimą ir kasdienį vienas kito pasirinkimą. Jie apie tikrumą. Brangūs svečiai, brangioji pora, Gabija ir Kastytė. Ceremonijos pradžią jau vedė mūsų nuostabioji ceremonmeisterė. O dabar šiek tiek neoficialios, bet labai nuoširdžios kalbos iš širdies laikas. Stoviu čia ne todėl, kad turiu leidimą oficialiai sutuokti žmonės, ar būčiau išsilaikiusi pastorės sertifikatą, bet todėl, kad esu žmogus, kurį Gabija ir Kastytis pasirinko būti čia su jais. Ir tai garbė, ir džiaugsmas, o taip pat ir iššūkis, nes kaip į vieną kalbą sutalpinti visą jų istoriją. Stebint juos abu, kartais atrodo, kad vienas be kito jie nebeveiktų. Gabija padeda Kastyčiui savo šilumą ir rūpesčiu, kurį moka išreikšti tik jie. Išlygintais marškiniais, pastabomis dėl nuskustos barzdos ir visomis detalėmis, kurios iš tikrųjų rodo meilę. O Kastytis kasdien laiko Gabijos ranką, kai jai to reikia, ir primena, kokia jis svarbi ir mylima, net tada, kai pati to suabejoja. Jie komanda. Ne tik vienas kitam, bet ir visiems aplink. Jie draugai, šeima, pagalba, ramybė, kvailiojimai, viskas viename. Jie sugeba vienas kitam būti namais. Kastytė, aš niekada neturėjau svajonių vestuvių, svajonių suknelės ar svajonių namo vaizdo, tačiau visuomet turėjau svajonių vyro vaizdą. Ir kai pirmą kartą mes susitikom, Liepa jau minėjo, aš tikrai negalvojau, kad taip bus tu. Bet tai, kas po truputį slinko ir tu man įrodai, kad ne ūgis, grožis ar bendri pomėgiai yra svarbiausia, o tai, kaip mes vienas kitam parodom savo meilę. Ir tu savo meilę rodai įvairiais būdais. Pusryčiais į lovą, komplimentais, sutaisyta mašina, dovanomis ir svarbiausia, tai palaikymu, kad ir ką aš bedaryčiau, o kartais ir sustabdymu, kur galbūt nereikėtų kišnosies. Mes abu vienas kitą auginam jau 8 metai, birželį bus 8 metai. Vienas dėl kito keitėmės nemažai ir lipdėm vienas kito geriausias versijas. Tu esi mano didžiausias turtas ir aš myliu tave su visais privalumais ir trūkumais. Nuo šios dienos ir iki gyvenimo galo noriu tau pažadėti, palaikyti tave visuose gyvenimo etapuose ir sprendimuose, o galbūt ir pristabdyti, kai to reikės. Visuomet atsiklausti prieš prasidedant kokį nors gyvūną namo, pavyzdžiui. Būti šalia, net garaže. Ir svarbiausia, tai ugdyti, lipdyti mus ir mokytis kartu su tavimi, kaip ir tu su manimi tai darai. Aš nekantrauju nugyventi su tavimi visą likusį gyvenimą ir patirti dar daugiau, nes gyvenimas
su tavimi yra vienas didelis nuotykis. Myliu tave. Gabija, prabėgo jau 7 metai nuo to, kai mūsų keliai susitiko. Kiekvieni iš tų metų buvo dovana, kurią saugau širdyje. 3 kartus klaupdamas prieš tave, kiekvieną kartą jutau tą patį. Kad niekas pasaulyje neturi tokios vietos mano širdyje kaip tu. Per visus šiuos metus mūsų meilė augo kartu su mūsų maža šeima, su mūsų augintiniais, kurie tapo dar vienu mūsų bendros meilės ženklu. Jie matė mūsų kasdienybę, mūsų juoką, tylą ir apsikabinimus. Jie žino, ką reiškia šilti namai, kuriuos kuriame kartu. Aš tau pažadu visada branginti tai, ką turime, ir tave, ir tuos, kurie murkia, ir tuos, kuriuos dar tik sutiksime. Ar svajojame įsileisti į savo gyvenimą? Pažadu svajoti kartu apie mūsų namus, apie mūsų keliones, mūsų ateitį ir daryti viską, kad tos svajonės netaptų tik žodžiais. Viskas gerai. Pažadu kasdien būti šalia ne tik tada, kai viskas paprasta, bet ir tada, kai teks palaikyti už rankos per sunkumus. Pažadu saugoti tavo šypseną, tavo ramybę, tavo pasitikėjimą manimi. Ir pažadu mylėti tave taip, kaip to nusipelniai. Tyliai, giliai, kasdien ir iki paskutinės dienos. Tu esi mano viskas, mano žmogus, mano šeima, mano ateitis. Ir jei reiktų viską, pradėčiau iš naujo, kad tik vėl rasčiau tave. Gabija ir Kastytė, linkiu jums, kad tų pasipiršimų būtų dar daug, mažų ir kasdieninių. Kai pasakysite myliu vienas kitam, kai laikysite vienas kitą už rankos, kai išvirsite vakarinės arbatos puodelį ar laiku pakeisite padangas. Linkiu, kad būtų šypsenų net tada, kai namuose mėtysis nesulankstyti skalbiniai. Kad būtų prisiminimų, kurios kaupti būtų taip pat smagu, kaip ir švęsti šiandienos šventę. O mes, jūsų draugai, šeima, džiaugiamės galėdami būti šios istorijos liudininkais ir su nekantrumu laukiame kitų jos skyrių. Jau pats laikas pabučiuoti nuotaką, visi pasitikime plojimais. Kastytė ir Gabija. Verkiau. Sveikinam, jūs tokia graži pana. Linkiu ilgai, ilgai iki galo. Būkit laimingi, būkit tokie gražūs. Laukiam dabar kitų švenčių. Čia dovana nuo mūsų. Tu mūsų mažutė, tu užaugai viskas. Ačiū. Šeimos židinys. Pradžią Gabija. Ačiū tau, Kastytė, kad tu buvai geras čia ir kad tu buvai, pats geriausias. Ačiū.
Tai dabar man reikia nusipirkti. Mėly jaunieji, nuo širdies sveikiname jūs didžiosios meilės dienos proga. Tegul jūsų bendras gyvenimo kelias būna toks tvirtas ir patikimas, kaip geriausiai suremontuotas automobilis, laikantis kiekviename posūkyje ir neišbarškantis net per iššūkius. Neišbarškantis, taip, atsiprašau. Tegul kiekviena diena būna suplanuota su meile, kruopštumu ir džiaugsmu, kaip gražiausia šventė, kurią norisi švęsti vėl ir vėl. Linkime, kad meilė niekada neužsikirstų, o laimė visuomet būtų pilnu bakų. Būkite vienas kitam ir atrama, ir įkvėpimas, kaip gera komanda, kuri kartu įveikia viską. Nu, ačiū. Nu, jau tai. Ačiū. Pala musė, pala. Gerai, ačiū. Labai džiaugiuosi, kad... Galiu patikėti? Vyko atvyktam pamatyti šitą labai gražią dieną ir aš labai noriu jums patikėti, kad kaip iš tą plokštelę, kad jūsų gyvenimas kartu būtų toks žaismingas, spalvingas, kad jūs būtumėt vienas kito šypsenos, vienas kito šviesa, šiluma ir jūs kartu viską gyvenime nugriausit, paimsit, laimėsit ir jo, didžiausias sveikinimai jums. Ačiū. Daug ilgų gražių metelių. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, it's the feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find you don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love.
šeimos židinio liepsną sudedame jums palinkėjimą, kuris tegul lyg burtažodis užburia jums laimingą santuokinį kelią. Tai jūsų meilė būna tokia, kurią tik du pažįsta. Teisite jūs ten abu, kur du lyg vienas žengia. Saulė tegul kils ir švelniai leisis jūsų meilę lūkdama. Tegul mėnulis liūdys jūs buvimą vienas šalia kito. Branginkit mylimo žmogaus svajonės, tarsi jos būtų jūsų, o jeigu jų siekiant kelyje bus akmenų, tegul jie virsta ne kliūtimis, bet grindiniu tvirtu. Drąsiai įveikite kartu gyvenimo kalnus ir ilgus kelius. Tie jūs kelionėje nebus tokių audrų, nuo kurių meilė neapsaugos. Išlikit mylimieji, partneriai, draugai. Te randa bendrą kalbą jūsų sielos. Patirkit gyvenime tai, ką žadame danguje. Tai jūsų širdyse įės įžengus ypatinga meilė amžiams lieka. Čia jums židinio materialų, saugot šitą židinio liepsnelę, šeimos židinį. Ačiū, labai, labai gražus. Toks, kokia ir norėjau. Kalbos. Tai labai kažkokios didelės kalbos mes nesiruošėm, bet manau, kad jinai bus tikrai iš mūsų širdies. Mes kai planavom vestuvės, tai nutarėm, kad vestuvės bus įkartinimų rate. Ir dabar matyt čia jūs visus tokius gražius, išsipuošusius, laimingus, jūs neįsivaizduojat, kaip tai džiugina mūsų širdį.